Klausiu. Labas vakaras. Labas. Ar su panelė, nežinau kaip čia, Erika kalbu? Erika, ar galite šnekėti dabar? Atsiprašau, kad tai vėlai skambinu, iš tiesų. Iš baro Šikšnosparnis trukdė. Aš nežinau, jūs kaip ir buvot pagrindinė organizatorė, ar aš klystu? Na, mes buvom ten tryse, bet daugmaž. Nu, aš dėl penktadienio, čia dėl to šimtadienio, neatsimenu, kuri mokykla. Kuri mokykla? Aha, Vėtrungė. Taip, Vėtrungė. Erika, tiesiog dabar aš, nežinau, čia taip atvykau apsižiūrėti visą tą vietą, man nebuvau matęs ir nežinau, kas čia įvyko. Esmė ta, kaip tavo akim dabar, kaip jūs tą vietą palikot, viskas okei, tvarkoj? Aš iš tikrųjų tai išėjau apie kažkur 2:30 ir dar buvo likę kiti atsakingi asmenys. Tai iš tikrųjų, kai išėjau, tai dar buvo viskas tvarkingas. Tai aš nežinau, kas ten toliau buvo. Matai, Erika, man nurodė, kad tu buvai viena iš pagrindinių organizatorių ir tu buvai atsakinga, versime priduot patalpas tokias, kokias mes išnuomavom jums. Esmė ta, kad šiandien pirmadienį aš atvykęs į savo bariuką pasigėdau, visų pirma, vienos vazos, prabangios, taip, vienos vazos. Po to buvo 3 kėdės, kurios dabar nebeeksploatuojamos, tiesiog yra sulūžusios. Ir vienoje vietoje yra stalas, irgi pažeistas. Tai dabar aš tiesiog noriu išsiaiškinti, kas, kaip ir kodėl. Nes mes geranoriškai atidavėm patalpas į jūsų rankas ir jų net gavom tokias, kokias mes tiesiog išnuomavom. Tai malonėkit, prašau pasiaiškinti. Ir kame bėdos? Na, aš bent jau kiek daugmaž, iš tikrųjų irgi stengiuosi tam palaikyti tą tvarką, kiek aš stebėjau, visi elgėsi tvarkingai ir normaliai. Tai iš tikrųjų aš net neįsivaizduoju, kaip ten, galbūt, kai manęs jau nebebuvo, gal tada tai viskas įvyko, iš tikrųjų, nes dar buvo 2 atsakingos panelės, kurias aš palikau irgi prižiūrėti, nes tas taip pat irgi prisidėjo prie to viso organizavimo ir panašiai. Ir aš tikrai nežinau, gal čia jų reiktų paklausti, gal tada kažkas vyko, nes jos man tai tikrai niekur nesakė, tai aš nežinau, kaip čia. Na, kalbų lygiai čia visada, ta prasme, yra taip kalbos, bet vis tik mes turime, kaip pasakyti, įrodymus, kad viskas yra sulūžusios, daiktai ten sulūžę, tai aš nežinau, kažkuria diena mums reiks tiesiog susitikti ir nuostolius. Mes šiandien bandėm paskaičiuoti, aš dabar bijau pasakyti, bet apie kažkur 3000 litų nuostoliai mums yra tokie vat. Tai, Erika, ar rytoj mes galėtumėm, tarkim, nežinau, 12 valandą susitikti ir aš tiesiog norėčiau pasikalbėti. Žmogiškai, aišku, nebaus nieko, bet bauda, ta prasme ne bauda, o piniginiai reikalai turi būti įvykdomi ir kitaip net negali būti. Kitos kalbos aš nematau ir tie 3000 litų turėtų atsirasti mūsų sąskaitai. Na, tada aš pašnekėsiu kitom, kur padėjo organizacijų panelėm ir mes, ta prasme, susitarsim ir tada rytoj atvažiuotume. Apie 12, taip? Apie 12 reikia. Aš ten būsiu ir parodysiu, kas yra įvykę ir mūsų darbuotojai papasakos, nes tikrai prisiklausiau tokių istorijų, kad, pavyzdžiui, paskutinis žmogus išėjo apie 5, buvo mergina ir ji buvo visiškai girta, apsivėmusi. Oho. Na, aišku, suprantama. Gerai, tada rytoj mes atvažiuosim ir tada susitarsim. Ir Erika, dar vienas dalykas. Klausai? Aha, klausau. Zip FM. Labas, Erika, trukdo tave radio stotys Zip FM iš Vilniaus radistai Jonas ir Rolandas. O, malonu. Pamausti tave Jonas čia. Aš taip ir kažkaip viškai pagalvojau, nes balsas kažkaip girdėtas. Nu va, matai kaip, tai pusiau kliuvai reiškia tada. Bet labai ramiai tai priėmė informaciją, tai 3 štukės kas čia. Galvoju, mūsų 100 po 3 litrų. Iš tikrųjų, tam buvo viską, tai gal ir galėjo tai būti. Aišku. Bet tas paskutinis iš tikrųjų mane prajuokino, bairiukas, kur apsivėmus išėjo, tai aš nesugebėjau susilaikyti. Buvo to. Buvo, ar ne? O smagiai praleidot laiką? Na, dauguma bent jau sakė, kad buvo smagu, man irgi. Tai gerai, tai džiaugiamės. Tai gerų jums pabaigtuvių mokslo metų, gerų egzaminų pavaryk ir įstok. Ir puikių išleistuvių. Iki. Ačiū jums irgi. Iki. Geras čia buvo. Nesusilaikiau. Netyčia visiškai nepyk.